Laukit ar nelaukit, jie sugrįžta. Dar vienas neekspertai podcastas grįžta į jūsų ekranus. Kaip visada, aš Vainis ir mano kolega Justinas. Labas, Justinai. Sveikas, Vainiau. Mes ir vėl grįžtam, bet pataisys tave ne tik į ekranus, bet ir į ausis. Gal kas nors klauso mūsų nežiūrėdamas, o tik tai klausydamas, tai labai smagu grįžti. Buvom čia labai užsiėmę pastarosiam savaitėm, bet tikiuosi vėl daugiau turinio pradėsim kurti mūsų žiūrovam ir pratesim darbus. Ir aišku, kaip visada, kai mes nedarom turinio, tai Žalgiris ir laimi. Per tą laiką nuo praėjusio podcast'o 3 pergalės pasiekė Žalgiris. Nugalėtas Efesas namuose, taip pat tą pačią savaitę nugalėta ir Panathinaikos, o dabar prieš kelias dienas įvykta Cervena Zvezda išvykoje. Tai pačiam ar džiugu dėl tokių Žalgirio rezultatų? Aš siūlau iš vis gal nedarytų podcastų, gal baigiam jau daryti, nes jeigu Žalgiriui taip sekasi, tai nežinau, čia prastos prognozės turėtų būti, jeigu mes dabar įrašom podcastą, bet šiaip iš tikrųjų labai smagu. Aš asmeniškai netikėjau, kad Trinkieri padarys tokį pokytį. Berods Kaune dar net nepralaimėjo nei vienų rungtynių. O kada Trinkieris pakeitė Maksvytį? Sausį Prieš, kažkada. prieš rungtynę su Alba, man atrodo. Tai va, tai Žalgiris dar nepralaimėjo namuose, išvykose atrodo gerai. Trinkieris traukia triušius iš skrybėlės vieną po kito, atsiskleidžia nauji žaidėjai naujomis spalvomis. Birutis elitinę formą pagavęs, netgi juokaujama, kad galėtų būti mėnesio MVP. Dovydas Giedraitis dar išryškėjo kaip elitinis gynėjas vienas prieš vieną. Iš tikrųjų skeptiškai vertinau Trinkierio atėjimą, bet dabar tai labai džiaugiuosi ir man labai smagu dėl to. Jau galima netgi pamažu po truputį pradėti galvoti, nu tai čia tas play-inas, jau čia galbūt galim pasivyt porą pergalių, čia viena kita, gal kitas pralaimėjimas kitų komandų ir jau nežinau kaip tu, bet ar jauti play-ino kvapą? Nu, Ar prieš užuodi? porą savaičių būtum paklausęs, tai, būčiau sakęs, nejuokauk, dabar atrodo rimtai, realiai viskas. Trinkieri, man atrodo, per 9 rungtynes iškovojo 6 pergalės. Buvo tarp jų ir pralaimėjimas Asveliui. Tada, bet iš esmės tai atmetus tą pralaimėjimą, tai vaizdas tikrai geras ir pagerėjęs žymiai žaidimas. Brady Menekas išnaudojamas visiškai kitaip ir atsiskleidžia tikrai gražiomis spalvomis. Aišku, gynyboje vis dar sunku paslėpti tokią didelę skylę. Realiai ginasi Žalgiris 4-5 ir kas nori, tas atakuoja Brady Meneką gynyboje. Reikia pasakyti, Breidis tikrai jau geriau atrodo ir netaip gadina vaizdą. Aš atsimenu, ar prieš Panathinaikose berods buvo rungtynės, ir gerai atstovėjusi ir pausto situacijai, kaip prieš jį paustino. Aišku, buvo ir kliurkų, taip sakant, bet Breidi tikrai tobulėja ir man labai dėl to smagu. Bet, kaip sakei, tai galim pakalbėti apie Zvezdos rungtynės. Aš iš tikrųjų mačiau tik ketvirto kėlinio pabaigą. Visų rungtynių nemačiau, nesitikėjau tokio gero vaizdo, įsijungęs televizorių, žiūriu atkakli kova, dar pasižiūrėjau rezultatus prieš tai kėlinių, tai pasirodo visų rungtynių metu buvo kova taškas į tašką ir iš tikrųjų prognozavau Žalgirio pralaimėjimą 7 ar daugiau taškų. Bet labai džiaugiuosi suklydęs. Žalgiris laimėjo. Puikios formos, kas tau būtent įsiminė iš tų rungtynių? Nustebino, gal ne tiek nustebino, bet visas vykas veiksmas, tai daiktai metami į aikštelę, aišku, Serbijoje nėra taip jau, nėra tokia nuostaba, bet vis tiek, ne kasdieną tai pamatysi. Na, gan didelis ten chaosas paskutinėmis vyko minutėmis ir aikštelėje. Nežinau, nustebino šiaip antroj pusėj
Žilespio žaidimas, Cervena Zvezda, nes tiek pernai Bayerne prie Trinkieri nebuvo kažkoks išskirtinis žaidėjas, bet sakyčiau, toj trečiam, ketvirtam kėliny prie Žalgirį tikrai gerai atrodė. Žilespį, kalbant apie Žalgirį, tai Keenanas Evansas toliau traukia komandą, tiesiog nesustabdoma mašina yra ir visiškas Eurolygos elitas. 25 taškai, 28 naudingumo balai, prieš tai matėm rungtynės su Panathinaikos ir virš 30 naudingumo balų buvo surinkta, tai, nu, realiai be Evanso nežinau, kas būtų likę iš to Žalgirio ir, kaip ir sakė Laurynas Birutis, toliau demonstruoja įspūdingą formą, akivaizdžiai dabar yra pagrindinis Žalgirio centras, su Cervena Zvezda taip pat įmetė 12 taškų, tie flauteriai jo jau yra neapginami tiesiog Eurolygoje ir komanda tikrai atsigaus ir psichologiškai, aišku, nereikia užsililiuoti ir pradėti čia labai svaigti apie to play-iną, play-offus, bet šansai yra tikrai padidėję. Jo, apskritai rungtynės solidžios buvo, net 5 žaidėjai surinko dvigubą naudingumo balų skaičių, dviženklį turiu omenyje. Evansas, kaip minėjai, 28, Šmitas 17, nors šiaip galim net pakalbėti apie Šmitą, kad jisai, man bent jau taip atrodo, kad prie Maksvyčio jisai atrodė geriau. Kaip manai, kokios galbūt gali būti priežastis tokio žaidimo kreivės sumažėjimo? Aš manau, viena iš priežasčių tiesiog pagerėjęs Biručio žaidimas. Tai Šmitui automatiškai nereikia tiek daug slinktis į tą, nežinau, puolėjo poziciją ir apskritai jisai, man atrodo, žaidžia šiek tiek mažiau, pavyzdžiui, prieš Zvezdą tik 23 minutės. Tu pastebi kažkokį skirtumą jo žaidime pasikeitus treneriam ar nelabai? Tai pritariu tau, kad tiesiog visa komanda likusi dėjo žingsnį į priekį ir daugiau minučių gauna tas pats Menekas, tai dėl to kažkiek mažėja Šmito minutės ir sakyčiau, kad gal jis ir sezono pradžioje prie Maksvyčio nebuvo šį sezoną labai stabilus. Praėjusį mes matėm elitinį visiškai Šmitą, aišku, ir dabar jisai yra tikrai svarbi komandos dalis. Na, įdomu, ar jis liks po sezono Žalgiryje ar patrauks kur nors kitur. Daug dabar kalbų yra ir dėl Evanso, daug kas sako 1,5 milijono mest, kiti sako 2. Klausimas, ar jis sutiktų už tokią sumą likti Žalgiryje, kaip tu manai, kur Evanso karjera pakryps po šio sezono? Prognozuojama, kad Evansas neliks Žalgiryje ir aš visiškai neabejoju to. Žalgiris neturi jokių šansų pasilikti Evansui, nebent vis tik išdrįstų žengti tą drąsų žingsnį į priekį ir pasiūlyti pirmą kartą istorijoje vienam žaidėjui virš tikrai didelę sumą, virš kurio Žalgiris dažnai negali leisti, gal net dvigubai didesnė negu įprastai Žalgiryje būna brangiausias žaidėjas, bet sklando gandai, kad Evansu domisi Fenerbahče, tas pats Graikijos klubas Olympiakosas berods. Reiktų detaliau pažvelgti į besibaigiančią žaidėjų sutartis, kam trūksta gynėjų. Evansą aš matyčiau bet kokiai komandai jis laisvai tiktų. Aišku, jam reikia kamuolio, bet ir tam pačiam Makabije, kai nebuvo pagrindinis žaidėjas, vidurkius gerus turėjo. Ir va matome, kad kai gauna laisvės kamuolio, tampa lyderiu, tai jisai gali būti visiška žvaigždė. Ir dėja, bet aš manau, kad Evansas po šio sezono neliks. Aišku, reikia džiaugtis tol, kol jisai dar yra. Galbūt Žalgiriui pavyks ką nors nuveikti. Kiek mačiau, Evansas berods susirado draugę lietuvę, tai galbūt jinai šiek tiek paskatins jį likt Kaune, jeigu jisai sugalvos, galbūt viena iš priežasčių, bet kaip tu manai, ar Žalgiris apskritai siūlys Evansui kažkokį kontraktą, ar net nebandys, nes vis tiek jis paliks vienaip ar kitaip? Kaip manai, kiek Žalgiris galėtų jam pasiūlyti? Sunku pasakyti. Anksčiau matydom tą filosofiją, kad visi komandai turi uždirbti panašiai ir
kad neturi išsiskirti kažkas savo atlyginimu. Žiūrėsim, kaip bus dabar. Na, už pasiūlymą niekas galvos nenukirs, kad ir nesutiks Evansas su tais pinigais. Gal ir išdrįs Žalgiris. Sunku pasakyti. Aš manau, kad Žalgiris maksimaliai pasiūlytų milijon, nors aišku, gal dabar, kai turim sutaupytų pinigų apie milijoną, tai aš manau, Evansui galėtų pasiūlyti 2 metų 2,8 milijonų galbūt kontraktą. Vis tiek tą milijoną kitam sezonui laisvą turim, o dar kitam sezonui jau galbūt reikėtų šiek tiek daugiau investuoti, bet Evansas tikrai Žalgirio numylėtiniu jau tapo. Aš matyčiau gal 2 metai 3,5 milijonų, nes už 2,8 tai nemanau, kad jisai čia liktų. Bet Žalgiris negali tiek sau leisti. Nu, dabar Jeigu siūlytų, tai siūlytų pusantro. Maždaug aišku, jeigu dvigubai išleidinės daugiau negu pinigus, dabar. jeigu išleidinės pinigus ant tokių žaidėjų kaip Karolis Lukošiūnas, tai nu tada gal ir neturi tiek pinigų. Dar apie tai galime pakalbėti. Tau, kaip atrodo Karolio Lukošiūno Bet Karolis pasirašymas. daug negauna. Karolis daug negauna, tai čia tas yra pliusas. Jis gauna mažiau negu gaudavo prieš tai pastaraisiais sezonais. Ir kita vertus, jisai galbūt galėtų būti gera pamaina, geras keitimas siekiant pailsinti lyderius LKL rungtynėse. Aš manau, kad LKL jisai gerai pritaptų, žaidęs jau ne vienerius metus, tai pakeisti lyderius, pailsinti juos, duoti daugiau laiko Karoliui, aš manau, kad jis vaizdo tikrai negadintų, gavo papildomos patirties užsienyje, gal žaidė ir nedaug, gal ir trumpai ten praleido mažai laiko, bet patirtis vis tiek, manau, išeis į naudą ir Žalgiriui, tuo labiau, kai nedaug jie moka, tai nematau jokios čia tragedijos tame. Tiek galbūt jau Karolis ir debiutuos tame pačiame KMT, Karaliaus Mindaugo taurėje, apie kurią galim kaip tik dabar pasikalbėti. Tritaškių konkurse nedalyvaus, bet Žalgiriui atstovaus kitas žmogus. Kiek tau buvo netikėta, kad Žalgiris išsirinko būtent tokį savo atstovą? Nu, Žalgiris niekada labai svarbių žaidėjų nemesdavo tritaškių konkurse. Buvo kažkada Milaknis pabandęs sudalyvauti, nesusiklostė jam tas pasirodymas, bet nežinau, man tai nebuvo netikėta, nes nu, vis tiek žinant, kad Žalgiris tuo metu greičiausiai žais finalą po to konkurso, tai kažkokio labai gero žaidėjo tritaškių konkursui nu, nesitikiu, kad būtų registravę. Tai gal tada prieinam prie Karaliaus Mindaugo prognozių ir tas pats tritaškių konkursas. Tai aš iš tikrųjų renkiuosi tarp kelių variantų tritaškių konkurso, tarp tritaškių konkursų dalyvių. Aišku, yra Martynas Gecevičius, kuris yra jau laimėjęs tą konkursą, yra, man atrodo, ne kartą ir į pusfinalį ar į finalą išėjęs, dažnai dalyvauja Gecevičius tam konkurse, bet aš gal pasirinkčiau Rašydą Salaimoną iš Vilniaus Wolves. Šį sezoną 202 tritaškiai pataikyti iš 51, 43% pataikymas ir Wolvesų nėra. Finalo ketvirtė, vadinasi, neturėtų taupytis Rašydas metant tuos tritaškius. Tai mano pasirinkimas būtų būtent jis. Koks tavo būtų pasirinkimas? Aš irgi rinkausi tarp keleto žaidėjų, bet kadangi tu pasirinkai Rašydą, tai aš tada renkuosi Martyną Gecevičių, kuris išsiskiria savo patirtimi būtent šiame turnyre. Meta neįtin daug, nemažai meta, bet ir gerai pataiko. Vienas geriausių metimo procentų apskritai šiame turnyre.
bet be kita ko jisai turi patirties, ko neturi dauguma kitų žaidėjų. Em, Aš manau, kad jisai finale tikrai bus, o jam pasipriešinti tikrai yra irgi kam. Tai čia toksai, manau, kad daug kas gali laimėti ir pažiūrėsim, kaip iš tikrųjų bus. Kitas Karaliaus Mindaugo taurės įvykis, kurio baigtis man neaiški, tai yra pusfinaliai. Vienas pusfinalis gana aiškus, manau, kiekvienam. O ką prognozuotum pirmajame pusfinalyje tarp Vilniaus Ryto ir Panevėžio Lietkabelio? Ir Rytas su Lietkabeliu prieš 2 metus buvo susitikęs pusfinalį, tą kartą nugalėjo Lietkabelis, dabar vėlgi Žibėno ir Čianako dvikova. Šį kartą, manau, ims Rytas. Markusas Fosteris ves į priekį Ryto komandą. Aišku, Lietkabelis irgi bus, manau, pasiruošę. Geras treneris Čianakas, atvykęs yra naujokas dabar, Boldvinas, bet ne Veidas, tai gal šiek tiek silpniau, bet manau vis tiek Lietkabelis tikrai tas pats Gagičius, sunku pasakyti, kaip jis dar dabar atrodys, bet nu, turi šansų ir Lietkabelis, bet mano nuomonė, aš matau Ryto pergalę ir po kiek jau laiko Rytas vėl išeis į KMT finalą. Kokias tavo prognozijas šitam pusfinui? Aš irgi sutinku su tavim, manau, kad Rytas yra šiek tiek nežymiai, bet stipresnis už Lietkabelį. Tikrai nesakau, kad Lietkabelis negali nustebinti, manau, kad šansų tikrai jie turi. Tai nežinau, aš manau, kad Rytas laimės vis tiek ir patirtis, ir žaidėjai, ir šiek tiek geresnė sudėtis. Aš manau, kad Rytas žais dėl aukso. O kitame pusfinalyje, tai manau, kad čia be jokių klausimų namų šeimininkai Karaliaus Mindaugo taurės išeis į finalą ir susikaus su Vilniaus Rytu. Kokios tavo finalo būtent prognozės? Dėl 3 vietos, manau, irgi aišku. Aš norėčiau pasiginčyti hipotetiniam scenarijui, įsivaizduojam, Žalgiris ateina į tinę pasiruošęs, Evansas visiškai dėjęs, kitiem žaidėjim irgi nelabai rūpi. Ir Urbonas pakūręs lietuviškasis po cecho, pakūręs komandėlę. Jokau, iš tikrųjų tai be šansų Žalgiris ima, sakyčiau, Nulis. duos šitą kovą Šiauliai 2 kėlinius ir trečiam tiesiog Žalgiris pamatys, užsimanys tiesiog laimėti, parodys bent kiek noro ir viso gero. Dėl 3 vietos, tai, nu čia aš matau gal daugiau intrigos negu tu. Nu vis tiek, man atrodo, Šiauliai tokia labiau emocinė komanda ir pats Urbonas toks emocinis treneris tam vienom rungtynėm gali gerai užkurt komandą. Prieš 3 dienas žaidė Lietkabelis su Šiauliais LKL, ten pabaigoj išsikapstė Lietkabelis 92-85. Tai manau ir čia būtų vis dėlto Lietkabelio pergalė, bet irgi sakyčiau mažų skirtumų. Taip, aš manau, kad Lietkabelis irgi tą patį scenarijų pakartos, kaip tu sakei, savaitgalį, kuris buvo. Nežinau, tiesiog manau, Šiauliai neturi šansų. Labai geros formos šiuo metu Sirvydis. Nežinau net ką daugiau pridėti, gal tiesiog einam toliau. Taigi finalas, Ryto Žalgiris ir pas tave ir pas mane. Kokios prognozės? Ar ši kova, ar užtikrinta kažkurios komandos pergalė? Manau, kad ar ši kova bus, bet Žalgiris vis tiek laimės, sakyčiau, iki 10 taškų skirtumų. Manau, vis tiek daugiausiai fanų finalo ketvirto bus kauniečių, tai
Palaikymą tikrai jaus Žalgiris. Ryto fanų, manau, irgi bus nemažai, bet tiesiog Žalgiris šiuo metu stipresnis, gera forma Eurolygoje, ant bangos Žalgiris, tiesiog nematau šansų, kas juos gali sustabdyti. Aš irgi turiu Žalgirį, čia pas mus absoliučiai viskas sutampa. Na, nenoriu išradinėti kažkokio dviračio. Aišku, smagu būtų, kad būtų didelė kova ir kad galbūt kažkokia kita komanda, ne Žalgiris, laimėtų tą taurę, kad intrigos šiek tiek būtų, bet manau, Rytas tikrai duos kovą finale ir kažkur 8 gal taškais Žalgiris vis dėlto pasims namuose prie didelės savo fanų bazės, turėtų pasimti šitą pergalę ir tada gal spėjimų uždarimui MVP. Spėjom, aš spėčiau Kina Nemas. Na, visi žinom, kad nesustabdomas yra šis žaidėjas ir aišku, gali būti ir kad, pavyzdžiui, su Šiauliais daug jisai nežais, bet, na, aš vis tiek manau, kad Kinanas Evansas bus finalo ketvirto MVP. Aš manau, kad gali juo tapti ir Laurynas Birutis, bet aš irgi renkuosi Evansą. Pernai aš atsimenu, kaip jis negalėjo žaisti, bet dalyvavo apdovanojimų ceremonijoje, džiaugiasi, tai aš manau, kad šiemet jisai tikrai norės pasirodyti tam turnyre, kuriame pernai dėja dėl traumas nedalyvavo. Ir aš nemanau, kad Evansas bus nemotyvuotas, aš manau, kad jisai kaip tik bus motyvuotas. Vis tiek, jeigu jisai paliks Žalgirį, tai jisai norės bent jau dar vieną simbolinį apdovanojimą pasimti, tai tą Karaliaus Mindaugo taurės MVP. Galvojau, nors čia gal išsiskirs mūsų nuomonės, bet dėja irgi sutapo. Tai gal dėkime prie kitos temos ir būtent fantasy. Apžvelgime, kaip tau praėjęs turas ir dabartinė tavo situacija tiek nuo sezono pradžios, tiek mid-seasono komandoje. Iš tikrųjų buvo keistas praeitas turas. Surinkau bent komandoje, kuri nuo sezono pradžios, aišku, reikia paminėti, atsiprašau, nuo antro turo pradėjau žaisti su ta komanda, bet šiuo metu esu 480, surinkau 186 taškus, bet to neužteko. Bendroje įskaitoje nukritau 29 pozicijom. Labiausiai dėl to, kad neturėjau nei Evanso, nei vieno iš Milano puolėjų, Šilco ar Mirotičiaus. Nuvylė Realo žaidėjai, Poirė tik 6 surinko, Jabuselė 8, Mitoglų 8, Šengelė 9. Tokie labai silpni pasirodymai, kurių neužteko, aišku, pataikiau šiek tiek su kapitonu Baldvinu. Rinkausi tarp jo ir Larkino, pasirinkau neteisingai, tai praradau papildomus potencialius 13 taškų. O visa kita mane tenkina. Maikas Džeimsas kaip visada 20 taškai, Lesoras 25, Monekė 19. Tai mid-seasone irgi nepasakyčiau, kad geras turas buvo. Su savo geriausia šiuo metu komanda surinkau tik 126 taškus. Laimiai turėjau Baldviną, Motley, bet visi kiti neįtin gerai sužaidžia. Pamiršau dar paminėti Kaminskį, kuris surinko 19, Kampaco tik 11, Peresas Ly tik 8. Biudžetą irgi nepasakyčiau, kad gerai išsiauginau, tik tai 350 000, tai šiuo metu mid-seasone su savo geriausia komanda esu 517. Neblogai sužaidė dar kitą komandą, kur Larkiną turėjau kapitoną, bet be kita ko, tai jau laimėti kažką jau neturiu šansų, nes paleidau lyderius jau nuo pačios pradžios. Kaip tau, ar dar turi šansų ką nors nuveikti viso sezono lygoj? Man atrodo, šansai dar nėra prarasti, esu 61.
pakilau per 9 pozicijas per šį turą, surinkau 212 taškų. Tai Lesoras gerai sužaidė. Realiai, iš esmės, tai visoji komandai visi žaidėjai atnešė bent po 10 taškų išskyrus Poirė. Evansą palikau ant suolo, tai 15, turėjau ir Šilzą startiniam, ir Larkiną, ir Baldviną, tai solidus raundas ir galimybė grįžti į tas aukštesnės pozicijas. Noriu pasakyti, kad nuo top 10 skiria virš 140 taškų, tai o būtent nuo pirmos vietos virš 200 taškų, tai nežinau, ar dar turi Nu, realių tai šansų, bet manau, kad tikrai man. pirma vieta jau sunkiai manau, bet 10 tai nu kas, kokie 3 geri turai ir realiai jau esi ten kovoj. Tai va, o midseasonas tai irgi jau palaidotas, nors šis turas neblogai, 150 taškų, bet iš esmės kažką jau ten realiai daug nuveikti tikrai nebeišeis. Tai toks buvo šiandienos podcastas, gal kiek trumpesnis nei visada. Su jumis buvau aš Vainius, mano kolega Justinas. Ačiū visi, kad žiūrėjot. Matom, kad peržiūrų auga ir susidomėjimas taip pat yra, tai kursim, toliau nesustosim, darysim. Nepamirškit ir sureaguot komentaruose, vis tiek labai smagu, jeigu kas nors pakomentuoja, palaikina, tai ką, laikykitės iki kito karto viso.